Nu, biznio forumas, susirenka, pakalba, duoda instrukcijas savo pavaldiniam arba šuniukam, kiti pasakytų, kaip norit, marionetėm. Apsprendžia klausimus, kaip turėtų pasaulis vystytis ir kaip reiktų mažinti žmonių skaičių, nes vis nepasiseka sumažinti. Sprendžia, kaip mėsos nevalgyti ir kaip reikia totalinę kontrolę žmonių. Kaip reikia ją padaryti, kaip reikia ją pasiekti, o paskui pagal kokius kriterijus kontroliuosime. Ir tie kriterijai yra, man atrodo, jau seniai sudėlioti. Ir tada mes būsime nelaisvi netgi savo namuose. Nepamirškite, kad prieisim, jeigu dar truputį pagyvenam, prieisim prie to, kad, pavyzdžiui, telefonas mus šnipinėja. Telefonas perduoda, kada mes viršijam greitį. Paskui dar po 10-15 metų, kaip tik neseniai čia žiūrėjau ir skaičiau, planuojama, kad po 15 tiksliau metų planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba dabartiniai 40% darbo jėgos, dirba, kur žmonės 40%, tai yra siaubingai didelis kiekis, siaubingai didelis. Jie neteks darbo, nes viską darys robotai. Pirmoj vietoj su transportu. Visos mašinos važinės be vairuotojų. Sunkvežimiai važinės vežios. Restoranuose irgi daug ką darys. Daug darbo tiesiog praras žmonės tuos darbus. Klausimas tada ekonominis ir socialinis, o iš ko tie žmonės tada turės pragyventi. Tai jeigu iš humanistinės pusės žiūrint, tai tada galima sakyti, oi, nuostabu, žmogus dirbs 3 dienas arba 2 dienas per savaitę, o paskui 5 dienas atostogaus ir jam mokės atlyginimą arba nemokės atlyginimą, bet viską gaus nemokamai, jeigu jis bus lojalus valdžiai. O jeigu jis namuose paims ir pasižiūrės ne tą video, nes dalis video bus draudžiama žiūrėti, o pažiūrės video, kuris yra draudžiamas, o taip kaip kažkadaise TSRS laikais Amerikos balsą klausėm. Tai viskas bus nustatyta, kad jisai klausė netinkamą radiją arba netinkamą TV žiūrėjo ir tada jo nemokamas gyvenimas bus apribotas ir tada į pakraštį bus nustumtas. Tai link tokios visuomenės ir Tarptautinis ekonomikos forumas ir visa šita sistema ir su Pasaulio sveikatos apsaugos organizacija ir su jungtinėm tautom, kurios prie to prisideda, visi į tą pusę mus ir veda. Galima pasakyti gana ir reikia pasakyti gana.